aišku, noriu pasveikinti ir savo komandą su pirma pergalė, visus fanus. Manau, esam kelio pradžioje ir daug yra dalykų, kuriuos turim taisyti. Ir dirbsim tą linkme. Pirmi 2 kėliniai, manau, buvo tokie nekokie mūsų išpildyme ir trūko mąstymo, reakcijos, dar susižaidimo, labai trūksta daug dalykų. Bet bandysim juos taisyti ir džiaugiuosi, kad jungiam visą komandą, visus žaidėjus. Intensyvus labai grafikas, kalendorius rungtynių, taip kad kas 3 dienas žaidžiam, bandysim gerinti su kiekvienom rungtynėm savo žaidimą. Tai tiek. Trenerių ta atkarpa 5 minučių 3 kėlinio pabaigoje. Kas pasikeitė žaidime ir leido taip sportuoti 21-2 beros? Geras žaidimas. Kas konkrečiai pasikeitė? Ar greičiau atrodė, kad perėmė iš gynybos į puolimą? Aš manau, mes suradom optimalų penketą, nes šiandien 4 pozicijoje absoliučiai nefunkcionavo mūsų du amerikiečiai ir Kadžis ir Gordonas absoliučiai buvo išsimušę. Gordonas gavo 2 greitas baudas. Prasidėjo visą pirmą pusę, o radom tikrai gerai. Jomantas šiandien labai sužaidė puikias rungtynės, stabiliai, solidžiai labai ir aišku, Deividas Loganas, manau, kad gerai labai gynėmės, sumažinę buvo Kėdainiai penketą, likę su vienu centru, Sinica žaidė 4 poziciją sunkaus krašto ir mus šiandien baudė, nes mūsų amerikiečiai, nežinau, nelabai gal pažįsta ir nelabai suprato, apie ką mes kalbam, bet buvo viskas pasakyta, ką tas žmogus gali ir sužaidė šiandien savo renesanso rungtynės ir manau, jei turi atvirą kontraktą, tai galės rodyti šitas rungtynės ir ieškotis darbo po to. Bet manau, tame ir buvo problema, kad leidom per laisvai jam jaustis, per laisvai judėjo kamuolys. Mes mažai komunikavom, trūko to gynyboje ir radus optimalų penketą, manau, viskas susidėjo. Gynybą mes laimėjome šitas rungtynės, aišku, Deividas, žinom, individualiai. Mes privertėm juos keistis gynyboje, 5 centras išeidavo prieš Loganą, ir mes mažiausiai juos bausdavom, taip kad tuos elementarius mismečius išnaudojom šiandien puikiai ir su tuo reiktų pasveikinti man. Treneri, kai Loganas jaunesnis būdamas, jam nekildavo problemų žaisti rungtynės po rungtynių virš 30 minučių ir gerokai už. Koks yra jūsų planas, kaip jį išnaudoti, kaip paskirstyti jam sezonai, kurie minutės? Matot, aš tą žaidėją žinau, jis pas mane žaidęs kelis metus ir aš jį stebėjau, kaip žaidė kitose komandose. Ir aš jau ne kartą minėjau, kad mano nuomonė šitas žaidėjas yra unikalių genetinių fizinių duomenų. Ir manau, kad kas sėdi už suoliuko mūsų, tai stebisi, kai jis pražaidęs ten prabėgiojęs 10 minučių ir išeina nesuprakaitavęs. Tai manau, kad čia genetika yra, aišku, bandomės ir šiandien irgi nuėmėm iš karto, matėm, kad rezultatas viskas aišku rungtynėse. Tai kiekvienose rungtynėse bandysim jį pasaugoti, jei kai bus aiškus rezultatas, bet manau, kad dar viena opcija atsidarys tada, kai bus pas mus dar vienas pirmas numeris žaidėjas, kada galėsim kažkiek ir Fischerį panaudoti antru, ir Giedraitį daugiau antru, dabar Giedraitis žaidžia irgi antru, trečiu. Mes daug labai kaitaliojam, aš manau, kad šitiem žaidėjim irgi labai sunku, nes Kenny Kadžį, kai kada perstumėm į 3, Jomantą į 3, 4, taip pačiai to kitus žaidėjus ir jiem sunku pažinti derinius vienoje pozicijoje, bet dar sunkiau pažinti keliose pozicijose, žinot, kur atsidurti ir kaip išnaudota visą. Taip, kad čia yra pažinimo procesas, bet aišku, manau, kad atėjus dar vienam pajėgiam žaidėjų gynėjų grandy, tai tas krūvis susitvarkys ir manau, kad tikrai viskas turėtų dirbti normaliai. Naujokas bus dar? Laukiam. O Loganas, vienas dalykas yra kiti klubo naujokai, legionieriai. Ar jiem tik laiko reikia, ar vis dėlto jų
Aš manau, Gordonas parodė per gan trumpą laiką, jis mums labai bus naudingas kovoje dėl atšokusio kamuolio ir fizinėje kovoje po krepšiu. Turi dar įeiti į žaidimą. Kadžis yra toks gan nestabilus žaidėjas. Iki šio momento buvo, mes tenksimės jį padaryti stabilesnių žaidėjų ir norėtumėm, kad jis žaistų taip, kaip žaidė paskutinės rungtynės su Neptūnu turnyre. Taip kad galimybės jie turi ir mes tenksimės jiems padėti atsiskleisti. Taip kad manau, tikrai šiandien ne tas žaidimas Kadžio, kad per 22 minutės atkovojo vieną kamuolį su tokiu atletiškumu ir panašiai. Tai manau, čia yra toli gražu ne tos galimybės ir ne tas žaidimas, kokio mes tikimės. Gordonas, manau, tikrai yra darbštus, juodas toks arkliukas, kuris, sakau, per 13 minučių atkovojom 7 kamuolius ir mes jo iš to tikimės. Mes ir įsigijom dėl to. Jis gali išplės gynybą, gali žaisti 5 numeriu centru ir gali atakuoti iš stovėsenos iš toli ir pataikė šiandien tritaškį. Taip kad bandysim daug darbo prieš mus. Tikrai nauja komanda, praktiškai visi ir to trūksta sužaidimo dabar aišku, tokia mes esam, tokioj padėties. Fišerio nepaminėjot, Klaipėdoj jis toks neatrodė užtikrintai. Tai jis neatrodė užtikrintai, mano manimis jis nedarė daug klaidų, suprant, jam trūksta dar fizinio pasiruošimo ir jis tikrai dabar atidirba sunkiai, aš manau, regeneruosis ir grįš į tą optimalią formą ir dar esant vienam žaidėjui tikrai galės dalintis laiką.